Langai daugiau nei architektūros detalė. Pro langus stebime gamtą. Pro langus į savo namus įsileidžiame visus metų laikus. Pats seniausias ir pats pirmasis buvo sukurtas būtent medinis langas. Medinius langus ir duris renkasi žmonės turintys išskirtinių stilių, vertinantys grožį, natūralumą ir žinoma ekologiškumą. Langas žmogaus rankų ir proto kūrinys. Jis yra vis tobulinamas, kad atitiktų kintančius gyvenimo poreikius. Šiandien technologai skiria vis daugiau dėmesio langų techninių savybių gerinimui, mechaniniui stiprumui, šilumos ir garso izoliacijai. Medis jis yra natūralus. Jeigu žiūrint iš technologinės pusės, jo šiluminė varža galima pasiekti gerokai geresnę negu plastikinių langų ar aliuminio langų. Jisai atlaiko didesnius temperatūrinius apkrovimus. Medis į tai reaguoja labai natūraliai ir sveikai. Medinio lango galima padaryti nestandartinius visokius sprendimus, priderinti prie interjero detalių kažkokių. Ne veltui daugelį metų žmonės galvodavo, kaip padaryti, kad namai būtų šiltesni. Šiandieną kokia yra tendencija prieita prie tokio sprendimo, kad medis tai yra išeitis. Kad namas būtų šiltas ir jaukus. Svarbiausia šių dienų langų gamintojams keliama užduotis – sumažinti šilumos praradimą pro langus. Augant energijos kainoms, tai ypač aktualu. Viena iš jautresnių šių dienų langų vietų buvo stiklo paketo pakraštys. Tai buvo šalčiausia lango vieta. Pastebėta, kad pučiant stipresniam vėjui, šaltas oras patenka į lango rėmę esantį drenažinį kanalą, o iš ten pro stiklajuostes į patalpas. Mūsų technologai pasiūlė būdą, leidžiantį apsaugoti nuo vėjo stiklo paketo pakraštį. Nuo šiol mūsų įmonėje gaminamose languose dedame vėjo nepraleidžiančią tarpinę. Sandarinimo tarpinė dedama tiesiai ant stiklo paketo per jo visą perimetrą. Speciali sandarinimo tarpinė blokuoja tolimesnį šalčio kelią iki stiklajuosties ir taip užtikrinama, kad vėjas nepateks į mūsų namų erdvę. Todėl nesusidaro šalčio tilteliai, lango rėmas nepelyja, palaikoma pastovi patalpų temperatūra. Sumažėja langų rasojimo ir apledėjimo žiemą tikimybė, sumažėja šildymo išlaidos. Paprastas, tačiau genialus sprendimas, sukurtas vieno iš lyderiaujančių Lietuvoje medinių langų ir durų gamintojų. Džiaugiamės patobulinę medinį langą. Nuo šiol jis pasižymės ypač geromis termoizoliacinėmis savybėmis.